Pritaikytas vaikam nuo 3 metų iki 8 metų. Tai, mėly žiūrovai, pristatom jums keturračius Avenger. Dėl ko jie populiarūs? Dėl to, kad juos galite valdyti su pulteliu, beveik kaip mašinytės. Tiesiog vairuoti negalės, pats vaikas turės vairuoti. Bet esmė kame. Matot, kad vaikas nuvažiuoja ten kažkur, ten kur nereiktų. Jūs tada spaudžiat šitą mygtuką, keturratis užgesta. Aišku, jis nurėda. Jo, bet jeigu jūs laiku nepaspausit, jis tiesiog nurėdėti gali iki ežero. Tai paspauskit anksčiau. Bet šitas labai svarbus, kai pradedat keturratį mokyti savo vaiką su keturračiu, kaip važiuoti. Tai va, turi pultelį. Keturračiai turi apšvietimą. Apšvietimą priekyje, apšvietimą gale. Operatorių galit nesivarginti, aš jums atsuksiu. Bum, apšvietimas gale. Jeigu kažkas važiuoja iš galo, paspaudėt stopą. Bum, mato, kad stoja. Jeigu paspaudžiat gazą, važiuoti turi. Žiūrėkit, važiuoja. Ir važiuoja atgal. Taip. Tai ką dar šitas keturratis turi, tai 1200 vatų variklį. Ne bet kokį su grandinė. Su kokia grandinė? Metalinė. Turi 48 voltų bateriją. Atsuksiu, kad matytumėt. Šiaip nesportavęs, matau, abonementą. Labai nori tampyti. 48 voltų baterija, tai vadinasi, kad 4 baterijos eilėje sujungtos 1, 2, 3, 4 sekoje. Jeigu norit, galit bateriją įsitraukti, nėra labai patogus ištraukimas, bet atsukot 4 varžtukus, pakėlėt, pasukot. Va čia spinelę matau. Taip, jis pamiršo paminėti, kad šitas keturratis yra valdomas su raktu. Nu, ne pats keturratis, keturračių greičiai su raktu valdomi. Tai galit parinkti low, high, medium. Low tai yra žemai, medium vidury, high aukštai. Gerai, tęsiant apie keturratį, galim padaryti test drive. Oi, tikrai galim, pasirodo. Žiūrėkit, 110 kg, be problemų. Žiūrėkit, gali ir atgal važiuoti. Tai tokius keturračius, žalius, geltonus, mėlynus ir raudonus rasit pas mus mankis.lt arba Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Užsukit. Su mumis galit nesusitikti, bet su mūsų pardavėjais, konsultantais visada.